Jonai, kodėl netinkama mytyba kaupia, o negamina energiją? Mano kaip nutriciologo koncepcija iš dviejų dalių. Pirma, mažiau insulino. Antra, geresnė žarnyno mikroflora. Rodos labai paprastai skamba, tik tai du atsakymai, bet po juos slepiasi labai daug informacijos visokios. Tai mažiau insulino, tai ką? Tai reiškia, kad mažiau saldžių dalykų, kurie mums kelia insuliną ir tos energijos, kurią mes gaunam iš to pridėtinio cukraus ar iš vaisių, fruktozės, mes jos dabar šiam amžiuje tiek nebejudam, kaip mūsų protėviai, kada prieš 100 ar 200 metų mašinų nebūdavo. Mes tiesiog neišdeginam tos energijos ir jin pradeda kauptis. Ilgainiui atsiranda insulino rezistencija, toks nejautrumas insulinui. Tai čia viena tema. Antra tema - geresnė žarnyno mikroflora. Tai va mes su tuo pertekliniu angliavandenių vartojimu mes tiesiog per daug pamaitinam sąlyginai blogą mikroflorą. Jos populiarumas išauga, jos populiacija išauga ir geroji mikroflora nebegali sukontroliuoti. Va čia atsiranda ir konfliktas, todėl visą tą perteklinė energija mums dedasi ant šono, ant žandų ir visur, kur tik tai gali organizmas sudėti.